Labas šamanai. Tai ką, tiesiai iš žvejybos vietos. Gal kažkam atrodys iš futbolo kokios aikštelės. Ten panašu į Vilniaus stadioną, ne? Ne. Esu žvejyboj, esu Nemune, prie Nemuno. Ir gaudysiu šamus. Šituos kamuolius, kitaip vadinant, jos vadina bujais, plūdurais. Noriu jums parodyti juos, truputį papasakoti apie jų skirtumus, kas nuo ko skiriasi, kodėl vienokios medžiagos, kodėl kitokios ir koks jų veikimo principas. Tai su šituo daiktu jūs negaudot šamo, jūs negaudot. Po juo ten kažkur nekaba kabliukas su gyva žuvele ar kažkas tai panašaus, kaip daugelis nesusidūrė su šamų žvejyba, taip įsivaizduoja, kad taip vyksta, nes pamatė plūdurą, jau ant plūdurų žvejoja. Ne. Šitas daiktas yra skirtas, kaip čia įvardinti tiksliau, gal kaip inkaras. Inkaras jūsų žvejybiniai sistemai, jeigu jūs norite žvejoti, tarkim, nuo paviršiaus. Vienu atveju galima pasirinkti kažkur tai krante esančią šaką, nuo kurios su atvadinė plūdė atitraukiam sistemą. Kitu atveju tiesiog turim lygų atvirą plotą vandens, bet norim čia kažkur pastatyti ir mes neturim galimybės paviršiui to padaryti. Tai bujų pastačius ir nuo jo atvedus atvadinę plūdę, ten 10 metrų, 15 metrų nuo jo, jau tada jūsų sistema kaba ten, kur nori. Tai toks trumpas apie bujaus egzistenciją šamų žvejyboje. O kuo jie skiriasi? Tarkim, gerai, pradėkim tada nuo šitos pusės. Zek firmos bujus, Matcat firmos bujus. Jie abu labai panašus. Abu pagaminti iš PVC medžiagos, tvirti, labai ilgaamžiški. Realiai nusipirksit, nežinau, turbūt ir anūkam dar padovanosit. Sunku juos pripūsti. Ganėtinai sunku. Jie turi tokius ventilius viršui, kad ir Zek ir Matcat firmos, abu panašus tie ventiliai. Per juos burną pučiant pavargsit labai. Žinot, ką reiškia balionus pūst, ten kaip galva svaigsta, visa kita. Tai bus iššūkis geras. O prie Matcat firmos yra dar toks rinkinukas putimui. Bet reikia turėti su kuo pūst, reikia turėti kažkokį elektrinį įrankį, pompą, kuri pripūstų jums šitą bujų. Iš kitos pusės atvykus į žvejybą vieną kartą prisipūtėjai ir žvejojai. 2 paras, parą, savaitę, jis neišsileis, viskas ok. Apie vieną dar gal minusiuką. Šitie bujai turi tik tai porą kilpų. Zek firmos turi vieną kampe, apačioje vieną kampę viršui. Čia mūsų svoris plyta, čia mūsų sistema, bujų stovi taip, kažkaip. Matcat firmos turi vieną apačioje, vieną viršui. Nuo vieno bujaus gal 2 meškerių neužtempsit, bet tai taip niekas ir nedaro. Realiai kaip ir užtenka tų kilpų. Bet norėtųsi, kad jos būtų kiek kitaip išdėliotos gal. Kad neverstų pačio bujaus, tarkim šiuo atveju, čia svoris į apačią, sistema eina plytos, dar kažkas tai tokio, šniūras, o čia kabinam jau su savo sistemą. Tai taip bujus stovi tada. Ne taip gal stovi. Taip, kampu sakykime. Zeko turi galimybę įstatyti vėliavėlę. Žodžiu, ilgamžiai, galingi, tvirti, nesuplėšysit, neperplėšyt, viskas ok, kilpų nenurausit. Toliau noriu pakalbėti apie kitus bujus Unicat firmos. Unicat ir dabar tik jau mano atgyvenęs senukas išardytas yra Blackcat firmos. Jie abu panašaus principo.
į vidų jų statosi tas vadinamas toks paplūdimio kamuolys, kaip pasakyčiau, vaikiškas kamuolys į vidų dedasi. Jis jau būna komplekte perkant į vidų, jį pripučiat ir apsauginis tas sluoksnis irgi kartu išsipučia, viskas ir jis stovi. Skirtumai tarp šitų dviejų, Uniketo padarytas yra iš tokios medžiagos, kuri neįgeria drėgmės. Sakykime, kažkas tai lengvas PVC, kažkoks plonas, ar ten tokia gumuotas audinys, kažkas tai tokio. O Black Cat firmos yra medžiaginis, kas yra labai didelis minusas, kai jau jūs važiuojat namo. Parsitempėt bujų, jį išleidžiat, o jis visas šlapės, iš jo bėga vanduo, neprasisunkia normaliai, per tą skylutę neina jo išpilti viso, dar ten likučiai. Tai važiuojant su šituo daiktu į žvejybą, reikia vežtis ir kibirą, kad automobilyje būtų sausa, grįžtant namo. Su šituo daiktu biški viskas kitaip. Jis neįgeria drėgmės. Jeigu ten kažkur kažkas patenka, jis turi labai didelę skylę, per kurią įsideda tas kamuolys irgi ir per kurią galima išpilti vandenį ir jis bus sausas. Čia toks pliusas. Jeigu prakiūro, nusipirksit kamuolį už 2 eurus, įsidėsite į vidų ir vėl toliau žvejosit. Čia jau bėdos nebus. Šitie bujai turi daugiau prikabinimo pasirinkimų. Viršuj vieną kilpą, būtent pas Uniketą, viršuj vieną kilpą ir apačioj. Šonuose 4 kilpos. Pačioj turim karabiną, prie kurio prisegam šniūrą su plyta, kad niekur nedingtų ir mes jo netyčia neištrauktumėm įtempę savo sistemą. Karabinas labai patogu. Ant šito toks užsegtukas mini, nesakyčiau, kad jis gan patogus, nes kilputė maža, šniūras storesnis, o biški bėdų būna. Čia kaip kam. Man ne. Man geriau didelis karabinas, smagiau. Turi vėliavėlę, visi turi vėliavėlę, čia jau nulupta, manau, čia keletą metų su juo žvejota, tai jau dingus ta vėliavėlė, nulūžus, čia dar naujas visiškai. Tai iš toli, kad eitų matyt. Tokie va tie ir skirtumai. Ką žinau, daug kažko nepripasakosiu. Patį panaudojimą dar, jeigu naudojant bujų, jums reikės didelio svorio. Naudokit trinkeles. Tokios trinkelės vienos realiai neužteks, reikės jų 2. Naudokit didelį akmenį, naudokit maišą žvyro, prisipylę kažką ir prie jo riškit bujų. Ir būtinai naudokit storą virvę. Būtinai. Su plona, ten galima valo storo kažkokio užrišti, bet įsivaizduokit, kai jums reikės jį ištraukti. tą svorį dviejų tokių trinkelių ar didelio akmens susipjaustys į rankas nuo valo, o storas šniūras tai paprasta, lengva, neskausminga ir neliks jokių šalutinių efektų. Tai va taip, trumpai apie bujus, naudokit, geras daiktas, man jie patinka, aš juos dažnai naudoju ir gaudykit šamus. Iki!